Iki istorijos egzamino liko jau visai nedaug, tad kaip pradėti dabar mokytis? Tai pirmas dalykas, labai daug dėmesio skirk chronologijai. Pavyzdžiui, suskirstyk istoriją į tam tikrus blokus, va čia va toks yra kaip pavyzdys, nes visą laiką istorijos egzamine būna labai daug chronologijos. Chronologija dažniausiai ten susideda tiesiog iš tokių tikrai žinomų datų, nėra ten kažkokios labai random. Tai jeigu atsidarysi, pavyzdžiui, kad ir belė kokį failą, kurį gali susirasti internete, tiesiog svarbiausios datos istorijos egzaminai ir ties plius minus mokėsi tikrai chronologinę tvarką ir žinosi, aišku, kas ir kada ten vyko ir panašiai, nes šitus faktus irgi reikia žinoti, tai tau bus tikrai per egzaminą žymiai lengviau gaudytis labai daug klausimų atsakant. Ir visus šios dalykus išsinagrinėti ir pasikonsultuoti dar labiau ir šiaip paprašyti kažkokių tais uždavinių gali su Astra, jeigu mano laikais būtų buvęs toksai dalykas, aš bent jau podcastams tikrai jį būčiau naudojusi, nes kartais nesinori sėdėti prie stalo, nori išeiti, pavyzdžiui, pasivaikščioti ar pasportuoti ar pasigaminti valgyti, bet vis tiek kartais tu nori tą laiką išnaudoti tikslingai, tai įsideda ausines, pasileidi istorijos, nežinau, savokas ar šiaip apie kažkokį laikotarpį, klausaisi, mokaisi ir tiesiog win-win situacija. Tuomet spręsk labai daug VBA efektyviai. Na ir svarbiausia, kai sprendi VBA, dabar jau paskutiniu metu, nes tikrai tikiu, kad tą darai, išsinagrinėk labai savo klaidas ir pavyzdžiui, jeigu ten, tarkim, nežinai, kaip šitoj karikatūrai, kas čia yra žymima, tai stengiasi kuo daugiau įvairių karikatūrų susirasti, todėl nes jos plius minus visą laiką kartojasi ir ten yra atitinkami ženklai, kaip pavyzdžiui apie Staliną, apie Hitlerį. Jeigu tu to ženklus išmoksi, tu žymiai geriau gali gaudytis visose tose karikatūrose, taip išspausti maksimalius taškus iš jų, nes iš šaltinių ar iš karikatūrų tikrai yra nesunku susirinkti labai daug taškų, kadangi ten dažnai jau yra paslėpti tiesiog atsakymai, tai reikia būti tiesiog gudriems. Na ir visus šitos dalykus gali pasikartoti su istorija tau, nes kai tu nagrinėsi savo klaidas, tai tikrai nepraleisk jų, išsinagrinėk ir visus tos laikotarpius, kurių nežinai, dar labiau įsiskaityk ir įsigilink. Čia yra labai daug atsakymų, tai tau jie tikrai labai pagelbės. Istorija tau ir Astra jai turi būti tavo du draugai prieš istorijos egzaminą.